Antra Druska Gravel varžybų diena, jinai prasidėjo nuo parado aplink druskininkus, kuriame dalyvavo apie 400 dviratininkų. Antra diena, stage 2. Turit palikti viską jau. Rytaus nebėra. Jums rytaus nebėra. Now or never. Minutė. Rakė! Šiandien laukia antrame etape 59 km, 400 metrų sukilimo ir tikrai nemažai smėlio. Šiandien jau nedariau tos pačios klaidos kaip vakar, laikiausi dešiniau įvažiuojant į šitą posūkį ir manau tikrai išlošiau, visai neblogai čia man sekėsi pravažiuoti. Aišku, daug labai į priekį nepavyko prasibrauti, nes vis dėlto priekyje daug dalyvių, kas bėgo, kas vedėsi dviračius ir tiesiog nebuvo kaip jų aplenkti. Tai taip, kas nustebino, kad po vakar dienos tikrai neblogai jaučiausi ir kojos nebuvo tokios žiauriai pavargę, kaip tikėjausi, kad lenktynių pradžia visai nuteikė mane optimistiškai. Lendame pro Druskininkų Triumfo arką. Lyginant su vakar, šiandien jau ir saulutė išlindo ir daug šilčiau, važiuoja daug kas su trumpom rankovėm, tai labai džiugina geras oras ir tas visas miškas taip skaniai kvepia, kad šakės. Нахуй. Privažiavom Didžiasalį ir čia kol kas važiuojam lygiai tokia pačia trasa, kaip ir praeitais metais per Druską Gravel 80 km atkarpą. Tai va, pernai šitoj vietoj čia labai buvo klampus smėlis, visi labai žiauriai strigo, bet į šitą vietą važiuojant. Šiemet sekėsi geriau, bet irgi buvo strigimų. Pakenčiam.
Na ir čia prasidėjo mano bėdos, iš tikrųjų gal truputėlį net anksčiau pradėjo girdėtis kokie garsai iš galinio simplekso bėgių permetinėtojo, kas vėliau iš viso pradėjo taip veikti jisai blogai, kad pats pradėjo mėtyti bėgius tai viršų, tai į apačią, labai buvo sunku minti, vieni į kalną, jisai pats pasisunkina, vienu žodžiu, prasidėjo techninės bėdų. Kuo toliau, tuo sunkiau darėsi minti, visi pradėjo lenkti ir nusprendžiau, reikia sustoti, pasižiūrėti, kas ten yra, jeigu pavyks pasitaisyti, tai tęsti varžybas, o jeigu ne, tai nusiimti. Kažkas mano simpleksui. Ratas atsiveržė. Geras, blin. Lemba ratas atsiveržė. Eik, savo. Lemba. 14 km ratas atsiveržė. Kokį 2 kilus atsisukusiu ratu variau. Permetinėjo bėgus. Na, bet čia mano bėdos nesibaigė, po to ratų užveržimo pradėjau jausti, kad labai sunkiai minasi, susunkėjo, atrodo, kad visą laiką šiek tiek lyg į kalną mintum, bet viską nurašiau tai padangų slėgių, nes daug daugiau buvau nusileidęs nei vakar dieną ir galvojau, kad čia dėl to. Bet iš tikrųjų tai buvo per daug užverstas ratas. Aišku, kad per daug užverčiau ratą, pastebėjau tik tai po lenktynių, bet kad suprastumėte, jis buvo ant tiek užverstas, kad netgi stabdžių diskas lietėsi prie karboninės šakės ir netgi truputėlį ją paskuto. Prašau. Labiausiai tas susuktas ratas jausdavosi ant asfalto, kai visi išvažiuodavo ant asfalto, aš nuo jų pradėdavau atsilikinėti, nors kaip tik turėtų būti lengviau minti, bet man buvo atvirkščiau. Aš kažkaip juos prisivydavau blogam kely.
Šakės. 42 km išplaukiau. Nežinau, ar čia kad slėgį padangos labai nusimažinau, čia išmušė tas ratas. Atsipalaidavęs galinis, bet šakės jau negaliu paryti. Viskas. Lipaningis visiškai išdužau, susibonkinau, nežinau, nėra jėgų. Liko apytiksliai kokie 13-14 km iki finišo, bet jau viskas. Tiesiog važiuoju, kad nuvažiuoju. Gal nebūtų tas ratas atsilaisvinęs, gal būtų šiek tiek kitaip. Na, turiu ko suversti bėdą. Vidutinis 28, vakar vidutinis beveik 30 buvo. Skirtumas yra, bet šiandien sukelimo daugiau, smėlio daugiau. Šiaip kažkokia sunkesnė diena, nes karšta. Sėsk už tavęs. O čia per netidumą vos nenusiverčiau dviratininkus pas save. Atsiprašau. Atsiprašau. Svarbu, kad tokia pati reakcija būtų kaip reakcija. Nu šiandien tu mane partrenk. Šiandien mirštu. Aš jau irgi 2 kartus. Dar ratas vos nenukrito, stojau. Atsilaisvino ta atsisuko. Šis. Ką sakai? Man prieš 7 metus ir pirma dienė važiuoju, kai ratas atsisuko. Ne. Aš kažko mėto bėgių žiūriu, žinai. Nesąmoningai. Na ir šortinot pišnaitę ant torto. Pip, 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 pip. Aha. Pip, 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 pip. Sukatinau. Vairas susilankstė. Oh, fuck. Moružėlė, va. Su manim važiuoja. Niekas manęs nebesivyja. Atleidau visai. Dviratis po krešą. Kaip sunkiai važiuoja. Ačiū. Nieko aš neaplenksiu, manęs irgi niekas neaplenks. Galiu ramiai finišuoti. Tai va, su nuostoliais, bet pačios lenktynės tai įdomios. Ir labai sunkios. Pradžioje visai neblogai sekėsi. Pastebėjau, kad kažkas su ratu negerai, tiksliau bėgus blogai mėta, sunku mint, teko stoti. Galvoju, kad simpleksas.
Bet pasirodo, ratas atsilaisvino visiškai. Ašis. Tai gerai, prisisukau, toliau važiavau. Tada vieną kartą pats griūties vos nepadariau. Ir va antrą kartą irgi. Bet netgi gerai neatsimenu, kas ten buvo. Reiks pasižiūrėti video. Ant žodžio kritau. Vairą sulankščiau. Kompiuteriuką nulaužiau. Nu, čia prieš pat galą. Būčiau su grupe finišavęs. Ačiū. Ačiū.